Sveiki visi! Jeigu video prasideda jau iš keistos vietos, tai taip mes varom pavalkatauti. Ir valkatausim, daug žmonių privarė, visą šaiką. Tai busas, matyti žmonės. Audrys. Deividas. Audry. Mano sūnus Algirdas. Tai va, kai kurių nepažįsta, man gerai, kad pažįsta visus. Ir dabar kraunamės daiktus į tokį busiuką. Ir iš eigos pamatysit, kur mes važiuosim. O kai pradėsim važiuoti, žinai, ką, Mariuk, darysim? Spėk, kokią dainą, Mariuk, leisim, kai pradėsim važiuoti. Ką? Kokią pirmą dainą leisim, kai pradėsim važiuoti? YMCA. Village People. 4 damos. Ajo. Praeitos kelionės. Tai va, susirinko visi, širdelė šaukia į šiaurę, bet šiemet ta šiaurė bus truputį kitokia. Tai susirinkom Panevėžį, šiandien kraunamės daiktus, tada turim kažkas, nežinau kas, atvežė rūkytų šamų. Tai kalsim alelio ir ryte pajudam link poliarinio rato. Tai tikrai nebus kelionė tokia baisi, kai buvo pernai. Tikrai nenorėčiau, dar ta emocija nedingus, tikrai offroado nenoriu eit. Tai šiemet viskas bus truputį paprasčiau, bet manau, kad daug linksmiau. Tai va, žiūrėsim, kaip atitems mūsų varliamušiai. Ir nes du vaikai, Algirdui 11, Marčiai 9. Aš pirmą kartą būsiu Suomijai. Jo, dar viena nauja šalis bus aplankyta ir manau, kad daug emocijos. Jo, dar šoksim į Švediją. Tai ką, chebrytė, dabar pažiūrėkit trumpai mūsų ilgą kelionę, nes iš kelionės nefilmuosiu. Ir jeigu gavosi, uždedu tą dainą. Čia buvo pernai mūsų kelionės daina. Auris ją užleido, kai važiavom jau atgal po tos. Tai man praskambėjo pusę metų. Tai už pusės metų aš Mariuką sutikau. Mariukas sako, nu man taip ta daina įstrigus. Tai tikiuosi strigs ir jum, nes jin tikrai tokia nebloga. Tai va, kol mes važiuojam, paklausykit tos dainos. Truputuką atvažiavom, pamatėm čia netyčia lietuvišką simboliką vėliavą, pažiūrėsim, kas čia yra. Ne, iš tikrųjų atvarėm ambasadą, nes asocialus tėtis pamiršo Marčiaus dokumentus. Tai pradžią galvojom kontrabandą įsivežt vaiką, bet... O, aikštelė, gal čia statom? Gerai, nematau, ar yra mašina. Gerai. Tu filmu. Palauk, praleidžiu. Seno gerą Mercedesą praleidžiu. Varom pasidaryti dokumentus, pasiskambėm ambasadą, labai gražiai teta. Mes čia kaip anglai prieš eismą normaliai. Jo, mes čia prieš eismą. Tuoj, jis čia man prisikeis. Palauk, dabar gale. Yra ar ne? Čia kas nors? Gale nėra mašina. Aš šiaip neturiu teisų ir čia po senamiestį malomas. Dabar čia kamerą pafilmuoti. Nėra mašinų gulė. Tai nematomės, kad gulį. Čia nuganai, tu matai veidrodį. Marčio, nėra veidrodį? Yra. Tas veidrodžiai yra ar mašina? Nežinau, veidrodį matau. Op. Prie seno gero Subaru pastatysim. Kai senas furistas varau, ja.
Gražios ambasadorės, štai 50 eurų ir Martinošiaus laikinas pasas. Bet žiūrėk, turėsi laikiną. Geras. Stamos, sėdėjau prie stalo, nieko negėrė, netgi šampano, negėrė arbatos, pina colados, netgi nerūkė marihuanos. 4 damos, nieko nevalgė, nieko nerūkė, nieko nestūmė, nevalgė krevečių, negėrė fino, nieko neuostė, net kokaino, nerašė, nenaršė, netikrino pašto, nesuko ant piršto, raktelių nuo mazos, sėdėjo, tylėjo, nereagavo, joms buvo daromas pėdų masažas, 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 pėdų masažas. Sėdėjau prie stalo, nieko negėrė, netgi šampano, negėrė arbatos, pina colados, netgi nerūkė marihuanos. 4 damos, nieko nevalgė, nieko nerūkė, nieko nestūmė, nevalgė krevečių, negėrė fino, nieko neuostė, net kokaino, nerašė, nenaršė, netikrino pašto, nesuko ant piršto, raktelių nuo mazos, sėdėjo, tylėjo, nereagavo, joms buvo daromas pėdų masažas. Pėdų masažas, pėdų masažas. Tikiuosi gavos uždėtą jum dainą. Tai va, matė tokią kelionę, iš kelionės nieko nefilmavom, tik truputį iš ambasados, kai prapjojom grybą ir ką, atvažiavom į komfortą, turim namuką, turim varliamušius dirbančius, turim +5 ir labai gražią upę, laužavietę su seliuku ir Auris turi atskirą apartamentą, ne tą, su širdutė, o pirtukė, va čia bus vinis šitos kelionės. Pirtelė, kiekvieną vakarą čia kūrensimės, banosim ir gersim alų. Tai dabar turim labai ankstų rytą, dar neturim rakto, neatsikėlė, kaip sakant, šeimininkas dar nedavė kodo atsirakint namus. Tai einam įsikepsim pusryčiam kiaušinienę. Tai planas toks dabar, kad šiandien ryt, poryt pagersiu, o po to už 3 dienų gal ir pažuvauti išlėksim. Tai kol kas taip planuoju, o kai bus, viskas iš eigos. Tai sunkiai kelionę pasikeisdami atvairavom, 4 vairavom visą laiką, tai va maždaug po valandą, po 100 km, jeigu toli važiuosit ir pirmą kartą važiuojat, mes kažkaip išradę tokį visada po 2, kad neužmigtų ar linksmiau būtų. Ir keičiamės kas valandą laiko. Ir nereikia nei 1,5, nei ten 200 km, ne, valandą laiko staptelėjai, išlipai, prasiblaškiai, pasikeitei, kažkas pakimarino. Tai ta kelionė labai, labai greitai praeina. O dabar tai žiauriai šalta. Va. Ten. Šalta marčiau. Į pirtį ant akmenučio. Kaip gerai. Eisim pusryčiauti, žiauriai gerą nuotaiką. Auri Muška, pasakyk, kaip tau? Normaliai, norėčiau pritelę užsikurti biškį. Čia kiekvienas turi savo pareigas, tai Auris už sušius atsakingas. Ir,
Atsibodo, Marčius augt pradėjo, atsibodo man batus pirkti į mėnesį vienus. Tu mažiau valgiai. Va, netel. Nu, bėda didžiulė, ištiko tave. Aš jau pagavau pirmą žuvį. Saulės baterija. Labai apsimokėjo pernai, kai keliavom off-roadu. Nusipirkau ir labai džiaugiuosi ir va dabar kraunu. Ką mes dar tualetinio ir apinių sulčių. Kol kas dar bardakėlis. Visi daiktai. Ir einam į namuką atrasti ir akinam. Šaldytuvas yra, bet čia pasijungia generatorius. Elektros nėra, ryšio, interneto irgi nėra. Turim virtuvėlę. Čia turim lovą. Tai Audrys su Mariuko gyvens, pasirodo dar Suomis kažkoks atvaro jų draugas čia su mumis valkataut. Nežinau kaip, bet bus suomiukas vietinis. Tada pečka turbūt, kurios nekursim. Virtuvėlė, indų, tai priklauso. Ir čia gultai, vienos lovos trūksta, tai atsivežėm lovytę. Tai varliamušius į antrą aukštą mesim. Mes Auriui pirmą, nes po to girdėmi labai lipt sunku. Nu ir va čia dar atsikrausim. Vilmai pastatysim lovytę. Nu ir viskas. Ir toks va vaizdelis. Tualečiukas kaip vaikystėj. Jau Marčius ten kažką grybą pjauna, matau. Mano su širdutė tualetas. Prisiminsime vaikystę. Tai mum normalu, mes pripratę, bet vaikams žiūrėsim, kaip atlaikys kelionę. Labai gerai bernai abu atlaikė. Žiūrėsim, kaip atlaikys. Odų nėra, dar kas keista. Nėra visiškai uodo. O dar nei vieno nematėm ir turėtų jo nebūt, nes... Ką? Saurių. Auris yra užauklė čia pas mus. Tai realiai ne 2 vaikus turim, o 3 vaikus. Marčių, Algirdą ir Aurį. Einam, pažiūrėsim į mūsų šikinieką, nes mano YouTube'o kanalo sekėjai mano metų, tai tikrai tokį šiko, tai kad pas mus buvo namie iš rasto pas babą išdroštas. Va, tvarkingai, pjuvenyčių pasimetė. Geras, prisiminsim. Ką jūs ten darote? Kūrėm laužą. Tai Auri, ko tu padedi, tu duok jam patiem. Kas nemokas, kai 5 minutės nesuk ir laužo įmetu į upę. Ir viskas. Aš jau padariau. Čia remiam Ukrainą ir radom vieną lepšiuką. Ką tu čia darai? Pasaulėlė. Čia šiknai valyt su šito yra. O įmi, va. Deg šitą. Degi šitą. Palauk. Deg šitą, aš tau sakau. Palauk, sakau. Va, jeigu randi va tokių va dalykų, va tie va visi užsidega nuo kibirkščių, tik tiek dabar, kad jie yra drėgni, juos išdžiovinus. Gerai, gal nesulūšit. Va. Yra žiaptuvėlis. Kaip tu degi tą degtuką, gėda tėvui. Auri, parodė, kaip degti reikia. Pasiimk. Bral, tie drėgni, va Čia šitie mano laužas. Čia mano laužas. Jie visą kelionę Ei, taip man vaikai, atrodo. nesimušam. Taip, va, paėmė. O, taip, Ir mokinė. žiemė. Nu tai davai. Viskas. Tada imi tošį. Neuždėk. Uždegi. Jisai Dėdai, dega. Tu jo net dėdai. neužpūsi. Supranti? Ir jisai dega gerai labai. Ir užtenka vieno, nereik daug. Šik popierį nedėk, čia netinka. Ir krauni. Krauni tas Pala. Biškis džiovinti reikia tuos Šik. Po. laumės plaukus. Instinktai atgimsta. Mokinsim jauną kartą normalių dalykų, ne Aurimai? Taip. Kaip išgyvens, kad šiauriai? Šiauriai. Civilizacija. Gerai. Vilniuje. Kaip jie Vilniuje išgyvens, jeigu nemokės susikurti laužą? Nebedėk šitų viską. Degtukų nedėkš. Eik atnešk sausų
Mažų. Kosovas sumažu. Visko, kas sausa. Upeliukas. Upeliukas. Toks, kad išėjau ten ant kampiuko čikti lydekiuką ir dar turėjom su Algirdu pakibimą. Bet upė, čia vietoj varysim, mes mėlynių irgi nėra daug, yra viena kita, bet vieną kitą dar reikia paieškoti. Neprišukuosiu, kiekvienoj parduotuvėje yra šukų ir tinklų, bet mėlynių nėra. Ir nežinau, kas tas šukas perka. Ne, gal tik šitam ruožė. Upė va tokia, po pirties galėsim va čia atsigult, turbūt ant šitos vietos. Ir čia, kur gyvenam, mes praėjom apie kilometrą, 3 lydekiukai. Turi būti upėtakio faktas, kad turi būti. Mažo nebus, nes čia bus lydekai iškandę. Ir Audrys forumų skaitė. Tai 2 metus rašo, kad upėtakinė ir kiršlinė upė užkariavo lydekai ir ešeriai. Tai bėda, kad bus tos taurios žuvies, tai faktas, bet nebėra kaip anksčiau. Prie anos upės mes šitoj mažai gaudysim, nebent tai paziliosim, kai nebus ką veikt. Realiai už pusės kilometro yra didelė, graži, gera upė, kuri ir bus mūsų taikinys. Tai toj upėj 2/3 Mariukas su Audriu yra buvę, tada dar kažkelindais ten irgi 2 iki 19. Ir va dabar senai nebuvę, tai va pažiūrėsim ir po to jų pasiklausinėsim, kaip čia viskas pasikeitė. Tai labai spirgu, tai laukiam Hebra išvarę Vilmės su Mariuku to Suomio parsivešt. Tai papusryčiausim, įsikursim buitį, apsimėtysim daiktus ir tikrai šiandien varysim pagauti gražią žuvį, tada į pirtį ir kaip sakiau, 3 dienas išbrauksim iš gyvenimo pailsėti, o tada pradėsim žuvauti. Ir vaizdų bus tikrai, nes atsivežiau kajaką. Čia mūsų kepta, ką tik. Rink iš gamtos. Eik, rink iš gamtos. Viską iš gamtos. Taip. Išgyvenimas gamtoj, dabar Audrys mokina, kaip didelį pagalį laužyti, žiūrėkit, jeigu manom. Algirdai, tu ne į tą pusę eik, taigi įlėks į upę sulūžtas medis. Ir imk už galo lengviau bus. Tu per vidurį tempi. Fizika, ne, tai jis laužia už galo, reikia už pačio galo per vidurį paėmęs. Tuoj supras, kaip čia veikia ir išsiaiškins, kaip normaliai juda. Laužas jau dega. Laužas dega. O, pažiūrėkit ir sutrupinat, nu. Šaunuolį. Antras mokytojas iš gyvenimo. Laužas kūrenas. Tuoj mes išmokysim, kaip reikia viršutinės šakas pasiekti sausuolis. Dar 2 dienos mes čia nieko nedarysim. Viską jie darys. Laužą dėt. Jo, va, užfilmavau statybos, tai va toks va atvažiavom, turėjo būti vienas namukas, kai nuomavomės, o atvažiavom ir va mato tenai karkasą, tai sakė, mes jį sudeginsim, nes taip, jeigu jo nebūtų, nu va, gamta, viskas ir dabar paukšt statybos. Ir mes dabar esam šeštadienį ir neduok dievę, pirmadienį čia pradės su mišalka betonuot. Bus žiauru, jeigu va taip atsitiks. Tai va vienas toks turbūt didžiausių nusivylimų. Šį laužą traukiame labiau į centrą, tai visus pagalius deginam, kišam taip, biškį toliau. Jie dabar per vidų ir perdegs va čia ir tada tą visą permesim į tą pusę laužą. Oži, degus. Tai gerai, dėk, tu atgal įdėk malkas, eik laužyk toliau, nešk, ką galvoji, čia sustoji vieną atnešį pagalį, baigęs tu? Pastovi, čia turi tavo būti rutina. Auksinės pamokos jums, klausykit, bro. Nes Vilniuje tokių dalykų negausit. Ten tik bus mobilus telefonai. Na jo. O, atsisuka. Dar viena pamoka vaikai, matėt? Komandinis darbas čia vadinas. Po vieną negalėjo atsukti. 2 čiupo ir atsuko. Čia šiauriai komandinis darbas. Bėgam! Čia, vaikai, čia!
Matot? Tai per kampuką žiūrėkit, tai nežiūrėkit. Nu turi tuo jau kalbės, jau liep įvyks. Nežinau, stovėk už medžio ir viskas? Palauk, dar pabūnam. Ne, viskas, jau viskas. Ai, tai nusivylimas. Aš sakiau, spirito tabletė, sakiau, Audry, kiš. Ai, ar čia dujų balionas sprogimas? Jo, čia broliai išputė, broliai ventilį kažkokį ir viską. Dabar bubiškų dujės dega ir tuo momentu huja. Blema, čia dar kad nesproks. Bet emocija buvo gera. Ar rimti dar? Taip nedarykit. Nesproks vienką? Ne, jau viskas. Ne, tai čia Per tą pramušė išputė ir dabar viskas. Dažai dega nuo balionėlio. Tau senelis, kalėdų senelis atnešė laišką. It was not so empty. Sakė tau perduoti. But all... One more word. Oh, very nice. Very nice. It's like mine. A bit smaller, but mine is bigger. Jau kuprinytės ruošta. Čia gyvent Suomis. Turi kajaką irgi. Čia vyksta darbai. Aurimas gamina pavadėlius. Pradžių išmokam Algirdą. Yes. Čia nevykęs po sprogimo baliono ardo. Ir virtuvės šefas pašers mum vaikus. Ir varysim pažuau. Įsivaizduoju dabar sprog. Lapas trau dar vieną kartą. Dabar kaip tik šonė gulėjo. Iš kitos pusės dabar? Gerai. Auri, matau, tu padarai blogą įtaką. Nereikia nei planšečių. Šiandien sėdėjom su planšetė. Pamatysiu su planšetė, aš jums sakiau. Auris turi žilvytį įsilaužęs. Nepradarė. O, pirma žuvis marčiau. Aha. Ešeriukas šiuo. Ešeriukas, gražus ešeriukas. Lampačios. Ką, ir marčius atsidarė, žiūrėkit. Pačią didžiausią lydeką pagavo Suomijos šiauriai. Gražiai tik nestraiškiai. Žiūrėkit kokia. Oi. Aš nematė, čia gal ką tik įsirito iš ikro. Kokia graži, bėga. Žiūrėkit. O čia tai lydekas. Ščiapakas. O! Pabėgo. Niurk. Atėjo. Nu tokias ir neįsikeptum. Nu, gal tokia biški mažoka. Kiek reiktų jų, kad Aurį pašerti, įsivaizduoji? 700 kem 2. Nu va, marčius atsidarė, neskubėk. Šaunuolės. Kas bachūras? Paulius Jankūnas, Lampačiarą kelk. Kelk. Kur sėriš? Didžiausias. Dabar užėmė pirmą vietą. Gerai, nebekelk. Guldyk. Sulaužy kotą. O Jėzau. Negalim arčiau kelti. Smaugėjimo viršūnės nebėra. Bet pagam. Nu, negalim taip kelti. Gerai, net nerėksiu. Nu ką, vienas kotas minus, patį mylimiausią kotą sulaužy. Bet emocija už žuvį atpirks. Tai ką dabar darys, sutvarkysim. Geras? Aha, fain. Geras. Čia legendinė. Legendinė vieta, kur kotas lūžo. Dar vienas lampačius, su šitų kotų kelk. Ką? Penkta žuvis. Tėti. Ką mėtai? Kelk.
Dabar su šitų koto jau nebijok kelk. O, va taip. Stop, nebeviniok. Stop. Lampačiara. Žiauriai gaila, tiek gerų. Turi vėl? Ne. Ne. Tiek gerų emocijų apturėjau su šitų kotų. Aš nežinau, toną žuvies ištraukęs. Ir nebėra, ir viršūnė, ir nebegausi musiau. A, Jėzu, bus šitas kotas pakabytas prie rožinių kroksų, prie visų taurių ir prie pirmo savo inkiliuko. Tai tą, va, kur širdis skauda žiauriai. Aišku, vaikas sulaužė. Pats būčiau sulaužę, susigraušiau, bet vaikas sulaužė. Tai ką padarysi, nepasakiau, kad stop, kai kėlė. Labai prastai upės nutryptos, čia kur atvažiavome į Laplandiją. Žmonių čia daug, netoli gyvenvietės, čia tie namukai. Ir reikia kažką galvoti, arba lįst toliau, kur tie žmonės nedaeina, išiknuos kokią skylę, arba turim kajaką prasiplaukti. Nes taip nuo kranto, kol kas, va kiek praėjom ruožą, nu tikrai nestebuklai. Vienas kitas iširiukas, kažkokie maži lydekiukai. Toksai po pernai metų tų kiršlių, kosminių upėtakių ir viso kito. Nusivalyk žolės marčiau nuo sukrės. Tai dabar toks moralinis man šokas, bet turim gražaus laiko, beveik 10 dienų. Tai tikrai 7-8 dienos žvejybai. Tai manau, kad apturėsim gerų žuklių. Reikia tik susirasti ruožą. Šitas ruožas labai nuėjom, aukštyn upė nepatinka. Žemyn atrodo tokie perikatai, sraunumos dar, ko čia ėjom, tokie išplatėjimai. Senas geras smolgėjimas. Nereikia, marčiau toli labai pagavau, tik užmečiau ten iššovę. Be viršūnės, 3 žiedų trūksta, bet savo funkciją atlieka. Ui, koksai lampačiara, Lampačius. Ką tu vyrė? 0,5 kilo. Martinošiau, 0,5 kilo. Geras, Marčiau, žiūrėk. Kraujas bėga, stempliai. Vobleriuko nenori, kažkaip ant cukrų gaudom. Vobleriuko nenori. Žaisim su ešeriais. Aš mažiuką. Ui, geras, Marčiau, temk. Temki čia. Pagaunat, chebra? Ateikit čia, kimba. Mano chebra. Senio šalčio. Elniukas eina. O čia gal tiesiog senio šalčio? Šiaurinio elnio patinis. Nežinau, mus jau nesimato. Jo, čia senio šalčio. Pabėgo, gal sako, nedirbsi jam. Sako, vasarą man irgi atostogos. Nebedirbsiu. Ką? Grįždinėjome, einam į sraunumas, tuose tvojose vien ešeriai, vien lydekai, nu neįdomu, net nei man neįdomu, nei Marčiai neįdomu, nei jum neįdomu. Einam žemyn. Praėjom tikrai daug, Vilmis su vaiku liko. Mes einam patikrinsim sraunesnį ruožą. Nu noriu taurios žuvies, aš čia važiavau ne tam, kad ešerius gaudyčiau. Pažaidėm, vakarienį kukaną pridžiovėm. Užtenka, ne Marčiau? Reikia pažiūrėti, ar čia lydekai tų upėtakių neišėdė, bet kur, sakau, civilizacija stebuklo nėra, reikia varyti, kai mes pernai. Nes va, įsivaizduokit, tokie takai numinti, visi kraštai va numinti. Tai iš kur čia to žuvies bus, plius atvarėm rugpjūčio mėnesį. Čia jau visą grėtinę nuimta. Jūris prikūreno pirtį. Ir eisim į šaltą upę, jau kažkas matyčiai įsimaudė. O, pirtelė. Gera pirtelė, po blogos žvejybos. Alelio pirtelė ir rytoj dėliosimės planelį. Algirdas už mane pagavo daugiau žuvies negu per visą šiais metais. Negu tu. Negu šiais metais. Šlikai gaminas. O čia pirtininkai, atsargiai ten vinių yra. Varyk, Marčiau, varyk, varyk, varyk. Dar vienas iš galo. Davai, nestabdyk, lysk.
Ne tu. Inkiliuk, pats tabdai. Aš turiu mažiuką čia. Kaip nenoriu, iš tikrųjų, aš į tą upę šaltą. Atsargiai akmenai. Ai, kaip jūs kakot, aš kaip nenoriu. Čia parauk. Einam, arčių, ką mes dabar. Jei lindo, negi Račkauskai neįlys. Apgint Račkauskų garbę. Tuoj bus pusę minutės. O, koks šaltas. Normaliai čia yra. Tau normaliai? Jo, visai nieko. Smagiai. Geras. O, čia upė, ne? Jo. Pirmą kartą pilnateisiškai Suomijoje išsimaudžiau. Nu, šalta, tikrai nuoširdžiai. Aš net apsvaigau. Jeigu negelia, nešalta. Greičiau varyk! Ant galvos, nori, ant galvos. Dabar jau geriau. Jau dabar gera. Pusę minutės. Negalima ūrio filmuoti pliką šlepą, vėl YouTube'as užbanins kaip už 7 dalį. 180. Tu juokauji. Vandenėlis gaivus, net babordonavę. Dasigyvenom, turim daryti 2 patiekalus. Vienas vaikam, nesuprantat, vaikai nevalgo žuvies. O mes kaip normalus, su Vilmantu Aš taip, pavyzdžiui, noriu mėsos. ir varliamušiais pridaužėme šerių. Va, duodam truputį širšiam, pasidarėm filiukų ir vakarienę karališka bus. Po pirtelės, žuvelės. Jėga, ne? Mūsų laisvalaikį žiauriai gera pirma diena, tokios jos ir reikia. Atsipalaidavom truputį daugiau, o rytoj pradėsim ruožais žuvį, nes aš šiandien tikrai strese, bet dabar su Mariuku pašnekėjom, biškį taip apsiraminau. Rytoj reiks truputį padirbti. O fone Aurimas šneka nesąmonės, Aurimuška. Ten mūsų draugas Suomės Iškirp, blėt. neatsėdėjo su Aurimu. Karučiai lietuviai šustresnė, va Auris dar gyvas, o tas palapinė jau 3 valandą miega. Gerą rytą, kaip sako, rytas geras nebūna. Ir šiandien va, Vilmantas kraunas daiktus. Nauji iššūkiai. Tai pasikrovė kajakėlį. Apie jį gal truputį plačiau. Ir tos akmenys žiūrėsim, suplėšysim jį ar ne. Kuo tų prisidėjom? Gerai, kad turėjau dar savo seno gero smalgėjimo, irgi vieną viršūnę lūžusią, tai yra patrumpinta. Galės Marčius damuždinėt. Ir planas toks, su Hebra. Baigdinėjom pusryčiaut, labai šiltas rytas. Nu kaip šiltas, ryte būna +6, +7, bet dieną užvirina net iki 20. Tai mes dabar visi pasiskirstom po ruožus. Mūsų Marčių metas plavo apie 15 kg patikrinimui. Muselis tai varo į muselinį ruožą. Čia yra ruožas gal kilometras, kur pinigais gaudyti negali. Ir tada visi kiti, Aurimuška, mūsų draugas Suomis ir Vilmė su vaiku varo už muselinio ruožo. O ieškot kažko tais gero. Šiandien turim pagauti sušį. O Aurimas prisižadėjęs išplauti šitą bliūdą į indų, jeigu pamenu gerai. Ties, filmuok. Plausi. Varliamušiai daro nesąmonės. Ui. Dėk. No way. Nu ir kas čia gavas? Palauk, tie. Žvakę gaminat? Ne. Bomba. Jums gerai dega. Matot, kas būna, kai nėra telefonų. Sugalvoja vaikai veiklos. O vakare dar buvom čia, kur gyvenam prie šito upelio. Su vaikais prabėgom. Tai pagavom 2 lydekus ir 2 mažus ešeriukus šitoj upiai prie namų. Atrodo, turim tokį grožį dar ką galvojau, nu blemba, jeigu pagausim
upėtakių gal ir čia jų yra. Nu, ant tiek nusmaukta, kad nu nieko nėra. Man net keista, kad tiek toli atvažiavom po pernai metų. Aišku, ten kur buvom, tai ten žmonių nėra, eit reikia 5 paras peškučiom, tai dėl to ir žuvies yra. Va čia va, kur namukai, kur davažiuoja. Nu, takai, nutrypta, nuskersta, viskas. Masiškai. Tai šiandien tokia žvalgybinė diena, reikia mums rast žuvį, rast ruožą, kur to žuvies yra. Norėtųsi, aišku, tos karališkos, upėtakio labai. Neto kiršlių iš bėdos norėtųs, kas pernai metų kiršlys buvo kaip keiksmažodis jau atsibodęs. Tai šiemet kemcemų kokį kiršliuką, bent jau tą pagaut būtų smagu. Tai va, einam, važiuojam ir šiandien labai įdomi diena. Tai va. Mes, nežinau, tikiuosi neišvirsim, atvažiavom prie kažkokio namuko ir prisipūtėm naują mūsų žaislą. Su Marčium nusipirkom kajaką, apie jį plačiau papasakosim, ačiū laimiok tau už jį. O dabar dedamės meškerės, va čia va 2 dėklai sėdiniai, dedamės daiktus. Hebra važiuoja aukštyn, o mes leisime upę šitas raunumą ir akmenais. Nu, bus pačiam įdomu. Kaip sakant, vieną kartą buvom Trakuose ežere prisipūtę. Tai dabar dublis 2, truputį sudėtingiau. Palauk, kad šonio smūgio negaut. Čia lendam, tarp tų akmenų lendam. Slalomas! Gerai, čia prasileisim. Nu, jeigu neplyštas kajakas, tai bus gerai. Nu ką, prasidės tokia ramybėlė, bus galima ir žuvį pagaut. Gražu, ne, Marčiau? Belenkai gražu. Tai daug man pavairuoju. Imk, tu vairuoji, aš žuvėjoju. Dirbam tandemu, po to aš pažvėjoju, tu pažuvauji. Po vieną žuvį, karačiu. Žolė. Marčiau kažkaip jo į vidurį maždaug varyk. Čia lydekas. O gal sušerinkam? Lydek. Palik, man pažiūrė. Pagausi. Mes traukiam lydeką. O ten, hebrytai, jeigu matos, va ten va, elnė šiaurinis vaikšta. Eik čia. Avo, pirma mūsų žuvelė. Ramiai. Kaip dabar mums reikia pasiimti replytės. Kažkur jos yra kupriniai. Martino, aš jau trau kuprinę. Čia gal užstriksim man prastos. Labai mūsų sunki žvejyba, nu bet tokioj raunumoj. Dar nepradėjom net iš tikrųjų žuvaut. Skėtiklį ir dar ten turi būti replytės. Hop. Ne, čia vėl skėtiklis, ten licenziją neišmesk, replytės kažkur turi būti. Kai kalės rovėjai. Nu, šitą dieną bus tokia, ne žvejybinė turbūt. Daugiau tokia tėvo ir sūnaus. Praplaukimas. Auris supiks, ja, sakė nepaleisdinėt lydekų. Tokios vietos, o žuvies normalios išvis nėra. Nu, ką Martino švivariai? Nežinau, šiuo. Gerai, nuėjo. Nuėjo. Pučia savo į ūsą. O, gražuolis. Kiršliukas, hebra. Nu va, pagaliau ta žuvis, kurios norim, tik norim daug didesnės. Šliukšt, pabėgo. Gražuolis. Geras, gaila Martinošis nematė. Šiaip žuvim prastai, bet emocija tėvo ir sūnaus
Nereali. Viena kita žuvytė. Lydekiukas, kiršliukas nedidukas. Gylio nėra per daugiausiai. Čia dabar truputį ramesnė. Tokio smėliuko yra, tai ne pirmas, dar porą mažiukų pagavau kiršliukų. Ryšio nėra, neįsivaizduoju ką chebra. Gero. O, bus lydekas, ne? Tai aišku lydekas, kas čia daugiau mums bus. Bet jau gražus. Jau. A, srovėjai tokioj vietoj, kodėl ne upėtakise? Ant smolgėjimo kaifelis. Mažiukas. Tik kad stiprios jis čia srovėjai baisiai. Aikta. Pavargai? Gerai gavai snapą. Oi, bleba. Kibimas prasidėjo. Ava. Nu. Vėl lydekas. Kiršliukas. Oi, gražus. Oi, gražus. Kiršlialas. Nu. Dar viena graži žuvis. Nu, čia gal bus sušinis kiršlelis. Marčius miega savo. Marčius šipokas taip duodas. Paėmė kaip nes šipokas, bet eina kaip šipokas. Ja. Šipokas. Marčiau nepyk. Galvojau, kiršlys geras pagal ėmimą, toks čiopt buvo. Bet čia pažiūrėk, ką varom. Atsargiai aptaškys, Marčiau. Prabudai špokas. Nebuvai tik į marinai? Nu, baig, tu jau nueisi ant žuvienės, kad čia mus taip taškai nuėjo. Pasakiau ant žuvienės, tai nuėjo iš vis. Išplaukė. Ai, gražu šipokas, šiandien viskas nueina mums. Šlapės, Martinošių atneš šitam kuprinį yra rankšluostis, man atrodo. Reikia prasivalyti tą kajaką, buvo visas. A čia lyja? Apneštas. Ne, čia lydekas taip. Bet gražiai paėmęs raunumoji, toks įčiop ir dar kas svarbiausia. Mačiau bulkų. Ai, šipokai. Taip ir leidžiamės mes gražiai, nepykit, kad kibimą smagu būtų užfiksuoti, bet žinot, šiaurį vėl elektros nieko neturim, ką nuo saulės batareiko, o vaikų turim, tai jie panaudoja tos elektros. Tai va, gyvenam žiauriai smagiai. Porą kiršliukų, ne porą, daug pagavau aš kiek, 11 kiršliukų, 7 lydekai, bet kažko didesnio negu šita nuėjo ir nebuvo upėtakių kol kas dar nei vieno, o čia pagal idėją hebra buvę, bet čia buvo hebra labai seniai, tai kai parodė fotės, kai papasako, kokius upėtakius daužė, tai tie mažesnių 50 cm nebuvo. O prieš važiuojant net nesukam galvos, formus praskaitom, sakau, kad formuose rašo upėtakio nebėra, arba mažiukas, kiršlio sunkiai, liko lydekinis ešerinė upė, bet kodėl aš nesuprantu, šiaip ir tų sraunumų, visko, kampiukų, nu nėra to žuvies masiškai. Turbūt dėl to, kad sakau, žmonės daeina. O kajakėlis tai tikrai fantastika, žiauriai džiaugiuosi ir Lietuvoje su juo atsirausiu. Laimiokas užfundino manį, tai va paliekais komentarą ar nuorodą kokią. Tai viskas su juo gerai, įdomu kaip po tų brastų visų dugną pasižiūrėti, nes porą kartai prasileidom gerai, kad akmenys neaštrus. O dabar vėl graži vietelė, taip srovyti išneša, sulėtėjo, prašokom brastą, va tai va varai brastą prašokit, ten iš vis gylio nėra. Tai įsimovęs iš bato. Čempionas mano miega, o aš va taip prasileidžiu, pamėtų, tuoj pabus bernas, dar mes šiandien turim visą dieną, gaila tik maisto nepasiėmėm nieko, tai va viena bėda su maistu, bet grįšim alkani ir eisim vėl į pirtukę, vėl bairiai prie laužo, visi istorijų, šiandien visi pasibarstė, Vilmis su sūnum, sakau, muselistai, su musėm 3 gaudo, Vilmis su sūnum su spinigėliais,
mes su Marčium splavą darom, Auris daro pachmielą ir kūrė pirtį ir ten vietoje tą upeliuką įsakė pavaryt. Tai šiandien planas, kad aš turiu pagauti porą gražių žuvų žuvieniai. Reik lydekos didelę galvą, dar neveriam žuvienės. O muselistai turi pagauti arba upėtakių, arba kiršlių. Ir turim daryti sušį, susipirkę viską sušį. Tai sušį šiauriai su šviežia žuvytė yra, nu, kažkas tokio. Tai va, planas toks, o po to, kaip sakiau, prie laužo. Visi savo istorijas, kam kas nutrūko, kas pabėgo, kas dar ką. Tai va, smagus tie vakarai taip ir bus, kad visą, oi, mačiau bulką, kad visą dieną mes atskirai daugiau mažiau. Aš visą laiką su Martinuošim. O po to vakarai visi kartu prie laužiuko ir vėl ryte atsikeliam, kavutės pusrytukai ir vėl ta rutina, upė didelė, gal rasim ruožų, kur bus geriau. Turim busiką, tai va taip su to busiku nuvažiuoja, mus išmetė, mes dabar plauksim iki tokio tilto. Vienintelis tiltas per šitą upę, tai tikiuosi nepraplauksim, bo ryšio tai yra, tai nėra, nesuprasi dabar. Ūkį 8 kilus ruožą leidomės, norėjau pažiūrėti, kur mes esam, tai nebuvo ryšio. Dabar girdėjau, telefonas suspraksėjo, tai gal atsirado. Matot, krūmuose baltas, va kur kuotas, elnias. Va, elniukas kabo žolytė ant kranto. Vairuok, tu netinginiauk, ja. Tavo bėdos. Gražų krioklį prašokom. Tai va, aš priekį mėtau, mano bernas. O ne, tie dabar bus blogai. Bus blogai do gazo su to irklu. Striksi. Kapitonė, gelbėkit. Oi. Sėdė. Šok! Mažai trūko, kad mažai trūktų, ja. Bet nieko nebūtų buvo. Nebūčiau šlapęs, o tu juoktais, nu ir visas. Nebūtum dar savo kopą sulaužę. Ne, jau vieną kartą sulaužėm, antrą kartą nebereikia, ja. Lauk, padėsim. Ką jūs čia darote? Kur mūsų? Na, šitas buvo faina. Jėga. Reikėtų greičiau šokti. Nuspausėtas, kai šok ir niekada nenušok. O, dabar gerai. Nu, pagal garsą jaučiu, kad čia nelabai gerai. Negerai, nes vis tu į akmenį tensi. Pasikeisdami varom. Marčius, oi, galvau, srovėjai kiršlį variai. Stok, neviniok. Nu va, pasikeisdami. Temk į čia. Nekelk tik tai, jo vakar prikilnuoji. Nu, toksai tavo dydžio, toks gražus, šaunuolis. Duok irklą. Oi, šteksti? Marčius duoda. Atsargiai. Atsargiai dabar su koteliu, ramiai. Šitą jėmsimai žuvienę. Temk jie čia. Nu ką, didžiausia, turbūt kelionės Marčiau įvariai. Šunuolis, tik nepradurtumėm valties. Ai. Sakiau, bus šia žuvis. Ai, kaip į žiauną įvariau pirštą. Nesvardėk, man bus šikna. Šunuolis, Marčiau, tikrai. Karališko žuvies nepagaunam. Mums tik tai slibinai pikti. Nu, bet piktumą žuvies tai. Mučini. Gražus.
šitą kamerą. Nustipriosios čia kaip velnias. Ir paėmė gražiai. O, Marčio mano. Mano gal didžiausia bus šitą. Ne mano. Nu, pavargai jau, duok tu mums. Ir batareikos nepaėmėm. Telefonas sėda. Kaip Hebra mus paims, nežinau. 7% ir aš įsirašiau numeris. Oi. Klausyškas storulė. Pasiekė Martinošių krantą. Keistų vaizdų apturėjot, bet ant galo nepadavėm. Nes paėmiau powerbanką, bet nepaėmiau laido. Telefonas įsikrovė. Nu, užkūrėt varlė mušiai. Va, išmokėm vaikus. Pirtelę mum užkūrė. Taip su to kajakėliu, nei kojyčių, nei rankyčių grįžom. Tik kamerą galim. Nuos keltuvo. Kas, bye. Bye. Neįleidžia mus ten. Ir Hebra, muselistai iš visų baranką, didžiausia kiršlė Algirdas šiandien šovė, bet buvo planas imti ant sušio, bet jis sakė labai gražus, tai ant sušio neėmė. Aš kaip senas kormoranas, tai vieną kiršlelį paėmiau, nu ir lydekos. Lydekos, eisim prasifiliuosim, valgysim tas lydekas, tai ką, žuvies nėra, keli ešeriai ir lydekos didžiausia manoji 86. Ir visos tokios, tai žiauru, Hebra buvo tuose ruožuose, kur gudžiais 2/3 gaudė upėtakius su kiršliais baisulinius. Užvaldė viską lydekos ir tų lydekų, nu, be skaičiaus pagavo, be skaičiaus. Ir mes gaudėm ant sraunumu, realiai prieš brastelės, prieš pirikatus už jų, kur turėtų kažkoks akmeniukas rovė išneša kampiukas, kur turėtų stovėti, nu juk nedebila, žinau, kur tas upėtakis, kur tas kiršlys turi stovėti, kai tiek atgaudyta. Ir jų nėra, upė prarasta, bet nuotaika neprarasta. Tai sakėm, mušim tos lydžius, nu ką, žuvis labai stipri, kaip bebūtų sroviai. Yra čia aplinkoje ežerų, tai dar kokią dieną su kajakėliu reiks įlyst į ežerus. Kad ten kažką rasim iš taurio žuvies, tai tikrai ne, bet šiaip, kiek savaitę drožta upė be normalios žuvies, tai irgi kažkaip nei 2, nei 10. Tai kažką dar pablūdysim, tikiuosi patiko pirma dalis. Ir dabar pirmos dalies pabaiga. Ten Hebrytė Audrys šašlyką kepa, jau prasuko kakliuką ir eisim, aš čiupsiu filė peiliuką ir sėsim pavakaruot. Tai va, tikiuosi patiko pirma dalis, susiprenumeruokit ir antra tikrai bus ir nuotykiai mūsų šiaurėje tęsiasi.